Taip, dabar apžvelgsim vakar nupirktą Opel Insignia 2014 metų, skydelyje rida 280 keli tūkstančiai. Iš vakare pirktą, šiandien dieną tikrinam, ar verta buvo pirkti. Mantai, papasako, kaip vyko pirkimas. Kaip ir atvažiavau pasižiūrėti automobilio, radau kaip ir kelis patinkančius. Sako, gal einam pasižiūrėsim, ar finansuoja tą sumą, kurią norit. Nuėjom pasižiūrėti, sako, kaip ir, parodė, kad finansuoja. Taip. Paskui paklausiau, gal kažkokį kitą modelį turi. Parodė šitą Insigniją. Sako, gera mašina, gera kaina, netuščia komplektacija. Ar minėjo, kad yra defektų kažkokių? Nieko neminėjo. Neminėjo, supratau. O kiek metinės palūkanos gaunasi procentų į metus? 11,5. Čia yra kosminės palūkanos, absoliučiai. Už automobilį gaunasi 18 tūkstančių išmokėti galų gale. Jo. Taip, per 80 kiek mėnesių? 4. Per 84 mėnesius. Taip. Žodžiu, šito automobilio reali kaina rinkoje 5-6 tūkstančiai tame tarpe, atsižvelgiant jo dabartinę būklę ir į tikrą ridą. Kaip vyksta tokios nešvarios įmonės, kaip dirba jos? Atsiveda klientą pas save į ofisą, tiesiog viską greit padėlioja, kad galim jums duoti automobilį, net nereikia pinigų jums turėti, pasirašykit dokumentus ir jau šiandien sėskit važiuokit. Ar jie jums minėjo, kad reikia paskaityti sutartį, kurią pasirašot, kad paskaičiuoti, pagalvoti, nes tai yra labai svarbus momentas. Kiekvienas klientas turi pasverti tokius svarbius niuansus. Ar jie jums minėjo? Nieko neminėjo. Neminėjo? Neminėjo. Supratau. Supratau. Ok, kaip ir aišku, aferistai ir tiek, kad viskas kuo greičiau įvyktų, kad tiesiog jiems būtų pelnas. Tokie yra aferistai, aišku. Kiekvienas nori kuo daugiau pelno, bet viskas turi būti proto ribose, nes čia jau yra virš proto ribų. Realios metinės palūkanos tokiems automobiliams turėtų būti tarp 5 ir 7 procentų, kas yra vos net dvigubai mažiau. Tai man tai sakyk, kodėl sugalvojai pasitikrinti kitą dieną tą automobilį, o ne prieš pirkdamas? Ar pasitikėjai jais, ar kodėl taip? Jo, pasitikėjau, mačiau, kad kelia video gerus į Facebooką. Taip. Atrodo laimingi, patikimi žmonės. Paskui važiuodamas namo, kaip ir pamačiau, kad rankinis neveikia, salonas palūžęs. Kilo įtarimas, ne? Jo, kilo įtarimas. Supratau. Ryte pasitikrinau, kad gaunasi didesnė permoka, negu skelbime nurodyta suma. Skelbime buvo 9 tūkstančiai, taip? Jo. O permoka gaunasi 18 tūkstančiai. Tai įsivaizduokit jūs, ant kiek viskas yra taip slidžiai. Skelbime viena kaina, o iš tikrųjų mokat dvigubai daugiau. Ir niekas neminėjo, kad bus dviguba suma. Ne, neminėjo. Šakės, niekas neminėjo, jūs galite patikėti. Ir sugalvojat mus įsikviesti, ne? Patikrą. Jo, supratau. Gal padės. O nebandėt patys kažkaip sakyti, kad tiesiog pasimkit atgal tą automobilį? Jo, bandžiau, sakė, tvarkinga mašina ir važinėk. Neleidžia jums grąžinti automobilio? Neprisijama. Gražiuoju ne. Nu, gražiuoju nenori, paimsim bloguoju. Važiuojam prie defektų, surodom visus defektus ir važiuojam į pasišnekam su jais, ką jie čia šneka, ką jie čia pardavinėja tokias mašinas. Eina prie defektų. Taip, mes turim variklio skyrių. Mes matom neoriginalų kažkokį modulį, vėliau pasidomėsim apie jį. Variklio kompiuteris pritvirtintas štai šitaip. Laidai nepritvirtinti, kaip norim, taip galim prasivesti. Turbina sistema labai apsitepalavus ir visa turbina pati apsitepalavus viduriuoja. Ta ekspervakumo pompa taip pat irgi prapučia tepalą. Iš esmės žiūrint, štai taip negali būti pritvirtinti visokie moduliai, gali automobilis užsidegti nesau. Iš tikrųjų smulkių defektų mes jums nerodysim, parodysim esminius defektus. Keliaukim prie perliukų. Ateikit, pažiūrėkit. Pagrindinis diržas pagal lipduką keistas 21 metais, 11 mėnesį, rida buvo 346 tūkstančiai kilometrų. Servizo knygeliai 310 tūkstančių, buvo 21 metais, 4 mėnesį. Taip, parodykim, kad čia yra to pačio automobilio servizo knygelė. Dabar VIN kodas automobilyje. Ir dabar reikim į skydelį pasižiūrėti.
Taip, skydelį mes matom 282 tūkstančiai kilometrų. Diagnostika rodo 327 tūkstančiai kilometrų. Paskutinis tepalo slėgio lemputės užsidegimas. Tai nėra, kad konkreti dabartinė rida čia fiksuota. Čia tiesiog momentas, kada buvo paskutinis įk užsidegus tepalo slėgio lemputė. Ir matot, čia yra atsukta rida taip, kad diagnostika beveik nematytų. Nes iš visų blokų yra ištrinta informacija ir mes negalim pasakyti, kokia yra tiksli rida. Bet mes matom, kad 21 metais 11 mėnesį buvo 346 tūkstančiai kilometrų. Einam dar kelis defektus jums parodysiu, kurie yra itin brangus. Ir kaip ir mums jau užtenka informacijos grąžinti tą automobilį pardavėjams. Bet mes jums dar parodysim porą perliukų. Jaučiasi minimalus sužimas sukinėjant vairą. Gali būti siurblys pavargęs, gali būti kolonėlė pavargus, bet čia nesminis defektas. Yra dar vienas neblogas. Turim dar aktyvius amortizatorius ir priekiniai amortizatoriai jau rasoja. Tiksliau, vienas iš jų rasoja. Štai galit matyti visą šlapią amortizatorių, jis yra keičiamas, o kad normaliai pakeisti, reikia būdų pakeisti. Vieneto kaina 550 eurų, abiejų kaina 1100. Einam dar parodysiu dugną, kas yra natūralus nusidėvėjimas, bet iš esmės ar jūs norėtumėt tokį apniauktą automobilį rudim pirkti? Štai taip atrodo duslintuvas. Čia dar nėra tragedija, bet irgi jau toks kaip 14 metų automobiliui nemažai. Taip, matome, kad rankinio lemputė dega skydėlį, rankinis neveikia, taip pat meta klaidą. Pasižiūrėkite raktelio būklės, vienas kaip naujas, kitas jau lavonas. Po to Keyless Go komplektacijoje yra, bet Keyless Go neveikia iš abiejų raktelių. Meta taip pat klaidą. Nesmė, mums defektų jau per akis ir per blakstienas. Važiuojame, išsiaiškinsim, ar tikrai jie nenori priimti šito automobilio ir reikės teisiniu būdu eiti. Važiuojam, pasižiūrim.